Labas rytas visiems. Praėjom rytą Daugpilį ir pajudėsim į sąskridį. 7:40, 9 ryto prasidėjo registracija, tai pajudėsiu į vietą. Один, да? Да. За 5 евро, пожалуйста, у кого там поучаствуй в лотерее. Добрый день. Лотерейка и есть выигрыши. Вот 4 больших приза на лотерею. Мне 6, магнитик, сумка для Deus и Deus 2 Light. Удачи! Tokia ta registracija. Susimokė 25 eurus dalyvio mokestį. Dar gali susimokėti 5 eurus, išsitraukti numeriuką ir dalyvauti loterijoje. Jokių lapelių, ne lapelių, jokių juostelių ant rankų negauni. Ir viskas, susimokėjai, dalyvauji. Dabar belieka laukti. Startas 11. Nu, lietuvių desantas. Sveiki. Nu, sirašė? Viską, informaciją. Ką? Informacijos aiškinai? Viskas aišku, laukas žetonai yra sidabrinių. Nu, čia jau taip buvo kažką. Ką jam sulėdau mūsų tam pusę, žinai, čia galima buvo rusiškai suprantate, ne? Taip. A, tai. Jau galėtų paleisti. Nu va, gerai. Sėkmės. Nu, startas duotas. Gražesnis signalas. Panašu, didesnis kažkoks daiktas. Taip. Vielas. Kaip gyvėjų. Žiūrim, ką čia. Ką čia turim? O, turim monetą. Dešimt kažko. 10 pfenigai pagal mane. Nu, pirma bus moneta. Važiuojam toliau. Čia paviršius. Saga. Visiškai paviršius.
kažkoks tai šiukšlė. Kasgi čia? Kažkokia moneta, bet baisiai plonytė. Reiks valyti ir aiškintis. Nežinau, kas čia per moneta. Vėl kas čia. Gilzė. Gilzė. Nu, labai garsus signalas, bet kai 30 ir taip žviegia, kažkodėl aliuminio visą laiką tikiuosi. Taip ir yra. Vėl. O, va čia tai kasėjai. Mama viena su 3 vaikais. Kulka. Kulka. Kamštelis. Siaubekas. M6. Nu, pažiūrim. Pasisukiu iš šono ir signalas dingsta. Arba geležis, arba kažkas pasislėpia už geležies. Geležis. Karvės lenciūgalis. Kol kas žetonų nėra. Bent jau pas mane. Radau 10 feningių liktai. Feningiai ten. Tada saga. Neskaičiau, kas ten per saga, bet reiks pasižiūrėti detaliau. Ir dar vieną mažą monetą. Tai žiūrėsim, kaip sekas toliau. Dabar yra 12 valandų dienos, nu tai valandą jau vaikštom. Čia prasidėjo kamštelė aliumininės vietos, tai įtariu, kad reikia šiaušti atgal, kur senesni radiniai buvo. Varam. Parodyk. Žiūrėk, ir įsogal čia, ne, sertifikatas ar koks čia. Bet nieks nerado tas. Ne, bet, nu, davai. Bet įdomiai signalas. 8-4 kaip lupa. Pas mane čia dabar 8-3, 8-4. Bet šiaip galėtų būti ir sidabriokas, pavyzdžiui, kai toksai. Bet labai įdomiai žemė išvirta. Bet atrodo signalą pagauni, kur menksta žemė, hui. Ir mano kolegas denga būdą. Nu jau čia va, kas per daiktas. O, koksai, batarkės dugnas, ne? Ne. O taip gražiai žviegia. Nu, vėla. Deutschmark. 91 metų. Koks žiedukas. O signalas buvo 8-9, žiauriai žemas. Net nejungiu pradžioj kameros.
Nu va. Šitas bent jau smagesnis. Aišku, jisai čia bižuterija. Negi čia aliumas. Pagal svorį tai aliumas hibridas. $51, $52. Kodėl ne žetonas? Čia sodyba buvo, čia monetų... O, žiūrėk. Aha. Na ir kas čia yra? Santimai. Čia jau neprimėtyta, čia bus. Nes čia sodyba buvo, čia monetų irgi radau, kiti rado čia pilna. Dabar biškai prašluoja, bet o. Čia jau matosi, kad tikrai santimas. Aš Lietuvoje tokių radęs. Pažiūrim, ar čia ne aliumininė viela. Yra 3 tipų žetonai. Vieni tipo auksiniai. Kažkurie tai aliumininiai. Todėl tenka kasti aliumininės vielas. Matyt, nuo šlangas kažkokios sujungimas. Matai, va, pamėtyta monetų kapeikų iš mašinos. Toks čia transportas. Buchanka. Žodžiu, 10 gal minučių, jeigu ne ilgiau, čia supynu. Mėginu surasti taikinį. Berods signalas buvo 24. Niekaip nerandu, jau tada su rankom įmiau žemės, prie rytės dėjau. Atsirinkau, kad yra, tipo, rankoj negaliu surasti. Pagaliau pavyko išsikrapštyti. Mažas gabaliukas, ne? O čiagi žvinėlis. Dabar tiksliai neatsimenu, ar jinai sidabrinė, ar jinai biloninė. Bet tokio mažumo man pinas net netraukia. Metų dabar tikrai nepasakysiu, bet... Nu, tokia moneta. Pinas man jos nepaėmė. Šiukšlytės. Jest czerwony. Kryžetas. Sėgradus. Gilzi. Gilzi 300. Šklelia. Ką, 14. Turbūt mes jau čia į
pabaigą. 8. Ir turim monetą. Viskas. Sąskrydis Latvijoje done. Žetonų neradau. Radau monetų keletą. Nieko įspūdingo, gal vat smagiau viena češuika papuolė. Nemažai buvo primėtyta, matyt, organizatorių. Ar šiaip ieškotojų, kapeikų ir visokių kitų dalykėlių. Renginys fainai, oras geras. Prizų laimėt nelaimėjau, bet gerą laiką turėjau. Baigiam kasinėjimų savaitgalį Sąskrydžio. Uždarau. Daugpilio tvirtovė yra technikos muziejus. Tai atvykit pažiūrėti. Iki.